Sveiki, jūs klausotės kasdieninės manos, o su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Prieš keletą dienų pažadėjau, kad kartu skaitysime ir tyrinėsime Jobo knygą, kurioje yra nagrinėjamas taip visiems žmonėms rūpimas Dievo ir žmogaus santykis kančios akivaizdoje. Tačiau jau kuris laikas aš vis kalbu ne apie Jobo, o apie žydų karaliaus Saliamono patirtį. Jis buvo visų laikų sėkmingiausias žmogus, tačiau galų gale parašė knygą apie gyvenimo tuštybę. Kodėl? Nes suvokė, kad to pasitenkinimo jausmo niekaip negali nusinešti į rytojų. Išaušus naujai dienai vėl reikia naujo patyrimo, nes priešingų atveju įsivyrauja nuobodulys. Pasak Saliamono, šią įtampą mes galime išspręsti tik tada, jei įsileidžiame mintį apie kitą realybę, kurioje yra Dievas. Biblijoje, Naujajame testamente yra užrašytas Jėzaus palyginimas, kuris puikiai tinka šiai temai. Vienas iš minios jam tarė: mokytojau, liepk mano broliui, kad pasidalintų su manimi palikimą. Jėzus atsakė: žmogau, kasgi mane paskyrė būti jūsų teisėjų ar dalytojų? Ir tada pridūrė: žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apsčiai, jo gyvenimas nepriklauso nuo turto. Ir Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vieno žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vienas svarstyti: ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė: štai ką padarysiu. Nugriausiu savo klojimus, statysiuosi didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybės. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių sukrautų ilgiems metams. Ir siekis, valgyk, gerk ir linksmai pokylauk. O Dievas jam atsakė: kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką sukroviai? Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Evangelija pagal Luką, 12 skyrius nuo 13 iki 20 eilutės. Jėzus perspėja: saugokitės godumo. Šis graikiškas žodis, reiškiantis perteklių ir norą turėti daugiau, yra tas pats žodis, kurį naudoja ir Platonas savo Respublikoje, siekdamas apibūdinti žmonės, kurie yra visiškai pasidavę savo įnorių tenkinimui ir gyvenimui su pertekliumi. Jėzaus įžvalga, jog geras gyvenimas nepriklauso nuo turto, yra ypatingai svarbi. Apibūdindamas turto gausą, Jėzus naudoja graikišką žodį, iš kurio kyla mūsų žodis euforija. Pasak Jėzaus, derlius buvo neįtikėtinas. Turtuolis buvo euforijoje ir nusprendė pasistatyti sandėlius, kurie galėtų išsaugoti visą tą perteklį. Jis tai darė tikėdamasis, kad kai bus pilni visi sandėliai, jis galiausiai galės mėgautis ramybę ir palaimą. Ar taip? Ne. Jis galvojo, kad ramybė ateis, kai bus sukrauti visi turtai. Jis turbūt nieko negirdėjo apie Saliamono patirtį. Viskas yra laikina ir niekas nesuteikia išliekančio pasitenkinimo. Panašiomis mintimis gyveno ir rašė apaštalas Paulius. Jis rašė: jei kalbėčiau angelų ir žmonių kalbomis, būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, būčiau niekas. Jei turėčiau tokį tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, būčiau niekas. Jei išdalinčiau vargšams visą savo turtą, nieko nelaimėčiau. Jei atiduočiau savo kūną sudeginti, nieko nelaimėčiau. Pirmas laiškas Korintiečiams, 13 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Ar girdite čia atgarsius panašių minčių, kuriomis dalinosi ir karalius Saliamonas? Viskas yra tuščia. Visi žmonių tikslai ir užmojai yra laikini. Žinoma, geriau susipažinę su Biblija, pastebėjote, kad aš praleidau kai kuriuos žodžius Pauliaus žodžiuose. Tai padariau specialiai, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, koks gyvenimas yra beprasmis, kai jame lieka tik darbai, žinojimas, galia ar tiesiog tai, kuo gyvename kasdien. Tačiau dabar grąžinkime į Pauliaus žodžius tai, kas buvo išimta. Jei kalbėčiau angelų ir žmonių kalbomis, bet neturėčiau meilės, būčiau žvangantis varis ir skambantis cimbolai. Jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, bet neturėčiau meilės, būčiau niekas. Jei turėčiau tokį tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, bet neturėčiau meilės, būčiau niekas. Jei išdalinčiau vargšams visą savo turtą, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Jei atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Apaštalas Paulius paminė esminį dalyką – meilę. Štai kas yra gyvenime svarbiausia.
esat išgelbėti, malonę per tikėjimą, ne iš savęs, kad kas nors nesigirtų, bet tai yra jums Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų, ne darbais, kad kas nors nesigirtų, ne darbais, kad kas nors nesigirtų, bet tai yra jums Dievo dovana, o tai yra jums Dievo dovana. Mesgi esam išgelbėti, malonę per tikėjimą, ne iš savęs, kad kas nors nesigirtų, bet tai yra mums Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų, ne darbais, kad kas nors nesigirtų, ne darbais, kad kas nors nesigirtų, bet tai yra mums Dievo dovana, o tai yra mums Dievo dovana. Tu esi išgelbėtas, malonę per tikėjimą, ne iš savęs, kad tik tu nesigirtų, bet tai yra tau Dievo dovana ir ne darbais, kad tik tu nesigirtų, ne darbais, kad tik tu nesigirtų, ne darbais, kad tik tu nesigirtų, bet tai yra tau Dievo dovana, o tai yra tau Dievo dovana. Aš esu išgelbėtas, malonę per tikėjimą, ne iš savęs, kad tik aš nesigirčiau, bet tai yra man Dievo dovana ir ne darbais, kad tik aš nesigirčiau, ne darbais, kad tik aš nesigirčiau, ne darbais, kad tik aš nesigirčiau, bet tai yra man Dievo dovana, o tai yra man Dievo dovana, Dievo dovana, Dievo dovana, tai yra man Dievo dovana. Kasdienė mana. Pasak apaštalo Pauliaus, svarbiausia šiame gyvenime yra meilė. Tačiau trumpam norėčiau paprašyti, kad mes pamirštume visas tas diskusijas apie tai, kas yra meilė ir pasimėgautume tuo atradimu. Galima pasiekti viską, tačiau niekas netenka prasmės, jei neturime meilės. Ne mūsų darbai yra prasmingi, o kažkas kita – meilė. Ar jūs ragavote meilę savo gyvenime? Ar jūs gyvenate savo gyvenimus pilnus tos meilės? Ši meilė yra svarbiausia. Jei nugyvenote savo gyvenimus ir niekada nepatyrėte meilės ir jie nepasidalinote, jūs nugyvenote gyvenimą tuščiai. Jūs nepatyrėte tikro gyvenimo skonio. Taigi gyvenimo prasmė yra patirti tą meilę. Laimė, gyvenimo malonumas ir pasitenkinimas ateina, kai meilė yra mūsų gyvenime. Vienas garsus beisbolininkas paklaustas, ką jis iš anksto būtų norėjęs žinoti dar prieš jam pradedant žaisti beisbolą, atsakė: aš norėčiau, kad kas nors man būtų pasakęs, kad kai tu pasieki viršūnę, tu nieko ten nerandi. Deja, daugelio tikslų tuštybė atsiskleidžia tik po daugelio metų praleistų siekiant ir besivaikant tų tikslų. Mūsų humanistinėje visuomenėje žmonės siekia įvairiausių tikslų galvodami, kad taip jie ras gyvenimo prasmę, kuri kažkaip įprasmins jų gyvenimą. Mes siekiame karjeros, turtų, gerų santykių, sekso, linksmybių, būti gerai žmonėmis ir taip toliau ir panašiai. Dauguma pripažįsta, kad ir pasiekus savo užsibrėžtų tikslų, praturtėjus, turint gerus santykius ir atrodo linksmai leidžiant laiką įvairiuose vakarėliuose, jie vis tiek giliai savo širdyje jaučia tuštumą ir atrodo, kad jos niekas negali užpildyti. Mokytojo knygos autorius Saliamonas išreiškia šiuos jausmus tokiais žodžiais: tuštybė, 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 viskas yra tuštybė. Saliamonas turėjo pasakiškus turtus, buvo pats išmintingiausias žmogus. Šimtai žmonų, puikūs rūmai ir sodai kėlė pavydą aplinkinėms karalystėms. Geriausias maistas ir brangiausias vynas buvo pateikiami per įvairiausias puotas ir pasilinksminimus. Šis žmogus pasiekė viską, ko troško jo širdis. Ir štai dabar jis daro išvadą: gyvenimas po saulė, gyvenimas, kurį mes matome savo akimis ir patariame savo pojūčiais, yra beprasmis. Kodėl yra ta tuštuma? Ta tuštuma yra todėl, kad Dievas sukūrė mus kažkam daugiau, nei mes galime patirti čia ir dabar. Kaip pats Saliamonas rašė toliau savo knygoje, Dievas įdegė amžinybę į žmogaus širdį.
Savo širdyse mes suprantam, kad yra kažkas daugiau nei ši matoma kasdienybė. Karalius Dovydas, Saliamono tėvas, taip rašė: Tu parodysi man taką, kuris veda į gyvenimą. Tavo artume yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje rankoje yra amžina linksmybė. Ar pamenate, kad žmogus pradžioje gyveno Edeno, tai yra malonumų sode? Pasirodo, tas malonumas pasiekiamas tik tada, kai mes artimai bendraujame, gyvename su Dievu, savo kūrėju. Dievas yra svarbiau už viską šiame gyvenime. Jau anksčiau kalbėjome apie tai, kad gyvenimo prasmė yra meilė. Kodėl nesustojus čia? Kam visos tos kalbos apie Dievą? Kad gyvenimo prasmė yra meilė, tai labai gražu ir kilnu. Kodėl nesustojus čia? Na gal todėl, kad meiliai reikalingas apibrėžimas. Apaštalas Jonas rašė: Dievas yra meilė. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 8 eilutė. Kalbant apie meilę, reikia kalbėti ir apie Dievą, nes priešingų atveju ne Dievas bus meilė, o meilė taps Dievu. Meilė nėra kažkieno požiūris, jausmas ar apibrėžta sąvoka. Meilė yra asmuo. Dievas yra meilės įsikūnijimas. Jį pažinus mes pažįstame ir tikrąją meilę. Štai kodėl aš kalbu ir apie Dievą. Nes priešingų atveju kiekvienas pasiliksime prie savo paties susikurtos meilės ir toliau tolsime vienas nuo kito ir tikro gyvenimo pasitenkinimo. Visi mūsų siekiai ir darbai ateina iš širdies troškimų. Tai, ką mes darome, yra svarbu. Nepagalvokime, kad mūsų kasdieninis gyvenimas su savo rūpesčiais, siekiais ir lūkesčiais yra nesvarbus. Tai yra svarbu, tačiau nesvarbiausia. Viskas priklauso nuo teisingos sekos. Mes negalime marškinių vilktis ant kailinių ar tikėtis vaisių nuo medžių, kurio taip ir nepasodiname. Pirmiausia, mes apsivelkame marškinius, o tada, jei šalta, apsivelkame ir kailinius. Pirmiausia, mes pasodiname medį, o tada tikimės, kad gerai prižiūrėtas jis duos vaisių. Seka yra svarbi visur. Kalbant apie pasitenkinimą gyvenimu, troškimas yra svarbiausia. Juk galima daryti gerus darbus ir siekiant pasipelnimo ar kitų sąskaitą užpildyti širdies troškimą. Galima juk tą patį daryti ir iš vidinio pasitenkinimo gyvenimu ir su meile. Darbas tas pats, tačiau motyvas skiriasi. Ir koks tai didelis skirtumas. Gyvenimo prasmė yra gauti meilę ir ją dalintis. Šią meilę mes gauname neišnaudodami kitus žmonės ar bandydami kažkaip pasitenkinti tariamais pakaitalais, pinigais, malonumais ar pasiekimais. Mūsų širdis gali patenkinti tik Dievo meilė. Ji yra dovana. Gyvenimo pasitenkinimas ateina iš to, kai įsileidžiame Dievą į savo širdis. Čia galėjo būti jūsų reklama.